22 metus tikriausiai susitinkam. Čia Kaune, atsimenu, 2002 pirmą kartą sudalyvavom parodoj. Svarbu dalyvauti tose parodose. Ateina ūkininkai, surandam naujų partnerių, naujų žmonių. Ypač malonu sutikti, kada žmogus sako, žinot, aš pas jumis pirkau traktorių 2005, po to mes jį pakeitėm 2017, dabar dairausi, ką jūs čia vėl turit naujo. Tokie, sakykime, partneriai, tokie žmonės yra patys brangiausi, patys maloniausi, kuriuos tu kažkaip susikūrė šita žmonių grupė, šita bendruomenė, kuriuos mes aprūpinam. Įsigijau traktoriuką iš Agrobond, dirbu 2 metus, prasukęs esu 1000 motovalandų, dirbu jisai gan sunkokai, ką kabinau, tą darė jisai, tą padarė ir klimpo, ir krito, ir bandžiau, ar virsta, nevirsta, viską išbandžiau, viską, kaip sakant, reikia išbandyti naują prekę. Šiaip po poros metų dirbimo, sakau, yra gan toks patikimas, geras traktorius, kokybiškas, nieks jau nepeikia, nieks jau nemyli per daug, visko būna, kaip sakant, ūkį ir visko atsitinka, ir trūkių, ir lūžių, ir visokių, kaip sakant, randu, jisai jau turi, jau pakankamai, jau randu, jau turi. Bet jisai dirba savo darbus, atidirba savo darbus, laiku grįžtų namo, nesugendu. Šiaip iš tikrųjų, toks gan geras, smulkiems ūkiams yra gan patogus traktorius. Taip, mūsų naujienos tai yra pagrindė susijusios su priekabomis. Atlikę nedidelį tyrimą supratom ir pagal klientų atsiliepimus, kad turim geriausią kainos ir kokybės santykį, tai ką mėgsta mūsų Lietuvos klientai. Taip pat už mano nugaros yra mūsų naujiena, tai yra monolitinė puspriekabė, kuri yra šiuo metu specialiai sužeminta, kad klientai galėtų pasikrauti su savo turimu traktorium, nenaudodami teleskopinio krautuvo. Hello, I'm the Kasellis Forge and Trade Manager, Utku Yurtkulu. I'm so happy to be here at KPCC exhibition. We are doing cooperation with UAB Agrobond as our Lithuanian dealer, and I think that they are the best because we are doing so perfect cooperation with them. It's about 2018. We are also so happy to be here, and I wish good luck to UAB Agrobond. We are going to stay with them for a long time. Thank you. Visų pirma, tai labai džiaugiamės savo senais klientais, kurie pas mus atėjo. Dauguma iš jų atėjo su kaimynais ir kaimynai jau planuoja įsigyti tai, ką įsigijo jų kaimynai. Tiesiog kaiminystė, draugystė. Aš asmeniškai dalyvauju jau daug metų. Iš pradžių, dar būdamas jaunas, padėdavau su technika, vežiodavau, o paskui jau buvau priimtas į parodos dalyvių gretas, o dabar vienas iš mūsų stendo organizatorių. Tai kaip sakant, po biškelį augam, o kodėl reikalingas dalyvavimas šitoje parodoje, tai klientai nori ne tik tais matyti socialinėme tinkle, kas tai yra per daiktas, kaip jisai dirba, bet didžioji dalis jų nori jį ir pačiupinėti. Pačiupinėti, pasižiūrėti, kaip jis atrodo, kaip pagamintas, kaip nudažytas, visokių įdomių dalykų. Todėl tai yra svarbu. Plius atvažiuoja klientai, su jais reikia. Norisi ir pabendrauti, ir susitikti. KPCC yra visų mūsų technikos prekybininkų namai. Kaip ir mūsų klientai, kurie ateina, yra mūsų draugai. Labai svarbu ūkininkams, kiek aš pastebėjau per tuos 22 metus, tai yra tas tęstinumas. Kad nebūtų taip, kad šiandieną įmonė yra, rytoj jos nėra. Agrobond yra šeimos įmonė, kartos jau keičiasi, mano kaip darbo karjera baigėsi, perduodama sūnui ir manau, kad ateityje dar 20 metų jisai taip pat bendraus su
Lietuvos ūkininkais. Na, šiemet turim šiokių tokių irgi naujienų. Pavyko sukomplektuoti 75 arklio galio traktorių skirtą seniūnijoms, nes vis tiek seniūnija tai yra teritorija, reikia ją tvarkyti, reikia ją prižiūrėti, tikrai gavosi puikiai kaina. Artimiausių metų vasarą turėtų atkeliauti mini traktorius, mažas be kabinos, būtent skirtas sodyboms. Dabar jau galėčiau anonsuoti jo kainą, tai bus 4 devynetukai, 9999. Naujo dar turim Avon mulčerius, tikrai įdėta nemažai darbo. Tai šitas kūrinys yra mūsų bendras su olandais, su olandų kompanija Avon. Būtent mūsų ūkininkų pageidavimai, kokius reikėjo trūkumus pašalinti, išbalansavimai. Tai sudėtos praktiškai visos mūsų žinios. Šiemet išleidom prekių katalogą, kuriame sudėjom ne tik, jisai gana storas gavosi, kuriame sudėjome ne tik visą techniką, kurią mes siūlome, bet ir atsarginės dalis. Tai yra žmogus atsivertęs, mato nuotrauką, mato atsarginę detalę, mato kainą, jam reikia tik tais paskambinti ir jau jinai supakuota keliauja arba į paštomatą, arba tiesiai į namus. Lauksim, skambinkit, tikrai pasirūpinsim viskuo. Jeigu ko nors patys neturim, tai visada, kaip sakom, žinom, kur gauti, pristatysim, pasirūpinsim garantiją ir visais kitais dalykais. Taigi džiaugiamės, kad pas mus atėjo tiek mūsų buvę klientai, tiek esami klientai, tiek jau dabar būsimi klientai. Domisi naujienomis, domisi, ką mes veikiam, kuo gyvenam, užsisakinėja naujas prekes, nebijo investuoti netgi esant dabartiniai pasauliniai situacijai. Todėl pažadame toliau kurti, dirbti, tobulėti ir, kaip visada, susitiksim ateities parodose ir laukuose.